Sveiki visi ir vėl su jumis sveikinuosi aš Mikius. Ir kaip matote, žaidžiame vėl privačiame serveryje Exotica. Na tai pirmiausia, kokios naujienos, kurios nėra labai fainas ir linksmas, tai kad mūsų senasis Exoticos serverio savininkas mus paliko, tiesiog sunaikino visą mapą, sugriovė jį ir nusprendė tiesiog sunaikinti serverį. Na tai mes su Zeonu nusprendėme, kad reikia tai pratęsti ir dabar mes esame savininkai ir visas serveris vėl gyvuos. Iš tikrųjų, kaip matote, jau yra gan daug žaidėjų ir jie dažnai pastoviai žaidžia. Ir na tai koks šiandienos tikslas video? Na tai tiesiog aprodysime, ką padarėme per tas dienas, kol iš tikrųjų nekūriau video, nes nenorėjau visko daryti vėl iš naujo. Kaip matėte per mano atranką į serverį, buvo visiškai kitas namas ir jis atrodė visiškai kitaip, bet dabar atrodysiu jums šitą, nes ano nebėra tiesiog. Na tai ką, galime, manau, ir pradėti. Tai kas, kaip matau, naktį pradėjau filmuoti, na, well. Na tai tenai yra Justės namas, dar nepilnai dasibaigusi yra, bet vis tiek aprodysime. Na ir tai galime šokti. Na, pirmiausia, turbūt aprodysiu savo namą tiesiog iš išorės, kaip jis atrodo. Maždaug šitaip, visas toksai dizainas. O, iš kur čia? No! Oh, damn. Ok, bloga idėja buvo pradėti naktį, nu bet kadangi jau pradėjome, tai reikia dabaigti. Na, tai šitaip atrodo mano namas iš išorės maždaug ir gal geriau bėgam į vidų jums parodysiu, nes turbūt čia greitai mirsiu. Na tai pirmas aukštas iš tikrųjų esu pasidarę tokias kaip ir mini fermas iš tikrųjų ir taip, iš tikrųjų reikės, manau, nusirinkti nors, gan daug dar maisto turiu, na ir gal taip ir keliaukime į kaip ir antrą aukštą iš dalies, tos fermos skaitos kaip ir pirmas, na ir čia pagrindinis įėjimas ir kaip matote toks paprastas vidus. Ir tik įėjus turime tokį mažą baseinėlį, nežinau kam visai, čia tiesiog random. Ir čia yra toksai chill, tiesiog pasisėdėjimų, paskaityti knygų, paklausyti geros muzikos. Jo, ir tada, tai čia turime tokį kaip didelį pietų stalą. Iš tikrųjų nelabai užteko dar irono pasigaminti visiems minecartam, tai net nedėjau jų dar. Ir kas toliau? Toliau turime štai šį čia mano chest roomą, turim šiek tiek resursų ir taip, čia daugiau nieko nėra ir galime eiti į antrą aukštą. Čia antrame aukšte yra tiesiog tokia kaip kepimo vieta, anvilas yra, 2 anvilai iš tikrųjų, netyčia 2 pasidariau ir čia turiu brewing standų, čia yra vanduo ir kas dar? Ir čia turiu paprastą miegamai, tuščią čestą turiu, fainiai. Ir taip, galim išsidėti šalmą. Toliau čia yra tokie laiptai į, tada jau čia bus 4 aukštai, kur yra enchanting table. Taip, pasidaręs esu tokį dvigubą enchanting table, jie abudu yra 30 lygio. Ir tiesiog norėjau tokią didesnę, masyvesnę, taip gražiai atrodė čia taip, kad gautųsi simetriškai viskas. Na ir taip, manau, tiek aprodėme kol kas vidaus, nesu pilnai dar visko įrengęs, tai manau galime eiti ir išorę. Ir ką turime išorėj, tai yra, čia tiesiog kaip dėl grožio yra tiesiog sudėti rąstai, surišti jie tiesiog kaip yra, kaip tokia kaip fermai. Čia sudėta šieno kupetos 2 ir toliau, čia turiu pasidaręs tokį kaip tiltelį per šitą upeliūkštį. Ir taip, čia yra tokie gėlių kaip mini daržai. Ir tiesiog, kad būtų gražiai, viskas aplinka sutvarkyta. Čia yra mano mineshaftas, pasistatęs esu. Ir čia turiu kaip pradėjęs daryti tokį savo kaip ir projektuką. Tai čia kol kas matome tik tai mažąją dalį, ateityje turėtų būti viskas aplinkui čia sudėta pas mane iš javų, visas toks laukas užsodintas ir maždaug šitoje vietoje, kur yra šita vandens pelkė,
turėtų stovėti toksai didelis malūnas. Iš tikrųjų tokia mano idėja yra pasidaryti šičia. Iš tikrųjų nelabai logiška, kad savanai tiek daug javų. Taip, kokius namus galime dar toliau aprodyti, tai manau pirmiausia galime eiti pas Justę, kurios namas yra štai čia. Dar nėra pilnai dasibaigus jį statyti, jis yra 2 aukštų, turi dar vidinį balkoną, tokį fainą įėjimą. Na tai ką, įeiname ir, pasidarius iš plytų grindis, iš tikrųjų visai gražiai dera, visi šitie blokai. Ir ką jinai čia turi? Na tai turi jinai čia šiek tiek, kaip matome, smėlio visokiausių įvairiausių daiktų. Ir dar atėjo vienas žaidėjas į serverį. Čia daugiau nieko kol kas nėra, kaip matau. Antras aukštas irgi tuščias. Toks fainas balkonėlis, per kurį galim ir šokti. Na ir taip, manau, nueisiu aš iki kitų žaidėjų namų ir pratęsiu šitą apžvalgos video. Na štai atėjome iki Smešo namų ir kaip matote, jis dar nėra labai daug pasistatęs, bet turi iš tikrųjų labai gražų tokį tiltą, masyvų. Ir galime įeiti čia ir jisai pradėjęs gan gražiai statyti iš kaip matau čia beržo rąsto. Jisai gan didelis namas iš tikrųjų bus. Ir jo, nu gerai, einame paskui jį, ką jisai mums įdomu parodys. Nu, ir... rodyk Smešai. Vanduo, blogai. Kaip matote, dar čia yra vieno žaidėjo namas. Aha, jis įdomus. Įdomus namelis, čia yra Denio namas, iš tikrųjų, taip. Jie, kaip matau, labai arti viens kito gyvena. Ir galime užeiti į vidų. Čia yra toksai kaip nieko čia nėra. Ir jo, čia yra tiesiog čestas, kaip matau, keli furnisai, workbenchas žinoma. Ir toks paprastas namukas. Na ir taip, manau, tada reikėtų grįžti ir eiti ieškoti kitų žaidėjų namų. Na tai jau grįšime. Na štai ir atėjome iki Zeuno namų. Iš tikrųjų, jie yra gan toli nuo visų kitų, taipogi kaip ir mano ir Justės. Na ir taip apžiūrėkime jo namus. Jisai yra pasidaręs, tiesiog susiradęs dykumoj village'o ir nusprendė apsistatyti į iš tikrųjų tokią milžinišką tvorą. Iš tikrųjų visai įdomi idėja, man jinai tikrai patinka. Čia bus, kaip matau, 1, 2, 3 tenai kolonos, iš tikrųjų tokie kaip bokštai. Taip, 3 kol kas matau. Galime taip pabėgti, apžiūrėti, iš tikrųjų. Manau, jisai gal ir aukštesnė tą sieną turėtų pasidaryti, kaip manau. Jo, tiesiog paprastas village'as, kuris turi iš tikrųjų vieną labai neįprastą dalyką, tai yra štai šitas namas, kuris yra tiesiog kaip keivė. Vienintelis namas, ne, tenai dar vienas yra, iš tikrųjų. Šitie 2 namai yra tokie kaip viduje keivo. Jie tiesiog nei pastatyti yra, jie tiesiog taip susigeneravo. Tai va čia yra iš tikrųjų labai įdomus toksai neįprastas dalykas ir tik dabar supratau, kad neturiu jokių blokų išlipti čia. Na tai šiek tiek Zeunai nepyk, iš tavęs pavoksiu smėlę. Ir jo, turėtų tiek pakakti. Na tai va, išlipam štai taip ir iš tikrųjų manau tiek šiam epizodui. Su jumis buvau aš, Migius. Nepamirškite užprenumeruoti mano kanalą, taipogi like šitą video. Na ir iki kito pasimatymo. Viso. Čia antrame aukšte yra tiesiog tokia kaip kepimo vieta, anvilas yra. 2 anvilai iš tikrųjų. Netyčia 2 pasidariau ir čia turiu brewing standų, čia yra vanduo ir kas dar. Ir čia turiu paprastą miegamai, tuščią čestą turiu, fainį. Ir taip galim išsidėti šalmą. Toliau čia yra tokie laiptai į tada jau čia bus 4 aukštai, kur yra enchanting table. Taip.
pasidaręs esu tokį dvigubą enchanting table, jie abudu yra 30 lygio. Ir tiesiog norėjau tokią didesnę, masyvesnę, tai gražiai atrodė čia taip, kad gautųsi simetriškai viskas. Na ir taip, manau, tiek aprodėme kol kas vidaus, nesu pilnai dar visko įrengęs, tai manau galime eiti ir išorę. Ir ką turime išorėje, tai yra, čia tiesiog, kaip dėl grožio yra tiesiog sudėti rastai, surišti jie tiesiog kaip yra, kaip tokia kaip fermai. Čia sudėta šieno kupetos dvi ir toliau. Čia turiu pasidaręs tokį kaip tiltelį per šitą upeliūkštį. Ir taip, čia yra tokie gėlių kaip mini daržai. Ir tiesiog, kad būtų visi ir vėl su jumis sveikinuosi aš Mikius. Ir kaip matote, žaidžiame vėl privačiame serveryje Exotica. Na tai pirmiausia, kokios naujienos, kurios nėra labai fainas ir linksmas, tai kad mūsų senasis Exoticos serverio savininkas mus paliko, tiesiog sunaikino visą mapą, sugriovė jį ir nusprendė tiesiog sunaikinti serverį. Na tai mes su Zeonu nusprendėme, kad reikia tai pratęsti ir dabar mes esame savininkai ir visas serveris vėl gyvuos. Iš tikrųjų, kaip matote, jau yra gan daug žaidėjų ir jie dažnai pastoviai žaidžia. Ir na tai koks šiandienos tikslas video? Na tai tiesiog aprodysime, ką padarėme per tas dienas, kol iš tikrųjų nekūriau video, nes nenorėjau visko daryti vėl iš naujo. Kaip matėte per mano atranką į serverį, buvo visiškai kitas namas ir jis atrodė visiškai kitaip, bet dabar atrodysiu jums šitą, nes ano nebėra tiesiog. Na tai ką, galime, manau, ir pradėti. Tai kas? Kaip matau, naktį pradėjau filmuoti, na, oh well. Na tai tenai yra Justės namas, dar nepilnai dasibaigusi yra, bet vis tiek aprodysime. Na ir tai galime šokti. Na, pirmiausia, turbūt aprodysiu savo namą tiesiog iš išorės, kaip jis atrodo. Maždaug šitaip, visas toksai dizainas. O, iš kur čia? No! Oh, damn. Ok, bloga idėja buvo pradėti naktį, nu bet kadangi jau pradėjome, tai reikia dabaigti. Na tai šitaip atrodo mano namas iš išorės maždaug ir gal geriau bėgam į vidų jums parodysiu, nes turbūt čia greitai mirsiu. Na tai pirmas aukštas iš tikrųjų esu pasidarę tokias kaip ir mini fermas iš tikrųjų ir taip. Iš tikrųjų reikės, manau, nusirinkti nors. Gan daug dar maisto turiu. Na ir gal taip ir keliaukime į kaip ir antrą aukštą iš dalies. Tos fermos skaitos kaip ir pirmas. Na ir čia pagrindinis įėjimas ir kaip matote toks paprastas vidus. Ir tik įėjus turime tokį mažą baseinėlį. Nežinau kam jisai, čia tiesiog random. Ir čia yra toksai chill, tiesiog pasisėdėjimų, paskaityti knygų, paklausyti geros muzikos. Jo, ir tada, tai čia turime tokį kaip didelį pietų stalą. Iš tikrųjų nelabai užteko dar irono pasigaminti visiems minecartam, tai net nedėjau jų dar. Ir kas toliau? Toliau turime štai šį čia mano chest roomą, turim šiek tiek resursų. Ir taip, čia daugiau nieko nėra ir galime eiti į antrą aukštą, griošiai, viskas aplinka sutvarkyta. Čia yra mano mineshaftas, pasistatęs esu. Ir čia turiu, kaip pradėjęs daryti tokį savo kaip ir projektuką. Tai čia kol kas matome tik tai mažąją dalį. Ateityje turėtų būti viskas aplinkui čia sudėta pas mane iš javų. Visas toks laukas užsodintas ir maždaug šitoje vietoje, kur yra šita vandens pelkė, turėtų stovėti toksai didelis malūnas. Iš tikrųjų tokia mano idėja yra pasidaryti šičia. Iš tikrųjų nelabai logiška, kad savanai tiek daug javų. Taip, kokius namus galime dar toliau aprodyti, tai manau pirmiausia galime eiti pas Justę, kurios namas yra štai čia. Dar nėra pilnai dasibaigus jį statyti, jis yra 2 aukštų, turi dar vidinį balkoną, tokį fainą įėjimą. Na tai ką, įeiname ir
O, pasidarius iš plytų grindis, iš tikrųjų visai gražiai dera. Visi šitie blokai. Ir kągi jinai čia turi. Na tai turi jinai čia šiek tiek, kaip matome, smėlio visokiausių įvairiausių daiktų. Ir dar atėjo vienas žaidėjas į serverį. Čia daugiau nieko kol kas nėra, kaip matau. Antras aukštas irgi tuščias. Toks fainas balkonėlis. Per kurį galim ir šokti. Na ir taip, manau, nueisiu aš iki kitų žaidėjų namų ir pratęsiu šitą apžvalgos video. Na štai atėjome iki Smešo namų ir kaip matote, jis dar nėra labai daug pasistatęs, bet turi iš tikrųjų labai gražų tokį tiltą, masyvų. Ir galime įeiti čia ir jisai pradėjęs gan gražiai statyti iš kaip matau čia beržo rąsto. Jisai gan didelis namas iš tikrųjų bus. Ir jo, nu gerai, einame paskui jį, ką jisai mums įdomu parodys. Nu ir... Nu, rodyk Smešai. Vanduo, lagai. O, kaip matote, dar čia yra vieno žaidėjo namas. Aha, jis įdomus. Įdomus namelis, gana čia yra denė namas, iš tikrųjų, taip. Jie, kaip matau, labai arti viens kito gyvena. Ir galime užeiti į vidų. Čia yra toksai kaip nieko čia nėra. Ir jo, čia yra tiesiog čestas, kaip matau, keli furnisai, workbenchas žinoma. Ir toks paprastas namukas. Na ir taip, manau, tada reikėtų grįžti ir eiti ieškoti kitų žaidėjų namų. Na tai jau grįšime. Na